Sveiki visi. Šiandien noriu pakalbėti, kodėl pastaruoju metu matome tokį chaosą finansų rinkose. Akcijos ir kriptovaliutos krenta, o auksas priešingai šauna į naujas aukštumas beveik kasdien. Kas čia vyksta? Pagrindinis kaltininkas atrodo yra JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo nauja politika, kuri kelia daug nerimo investuotojams. Pirmiausia, Trumpas paskelbė, kad balandžio 2 dieną, tai yra šiandien, jis ketina paskelbti tarifus, kurie įsigalios rytoj, balandžio 3 dieną. Ir jis užsiminė, kad gali būti 20% muitai visoms šalims, iš kurių JAV importuoja prekes. Bet kol kas tai nepatvirtinta ir reikia laukti jo galutinio sprendimo. Tai ne šiaip savo grasinimas. Jis jau anksčiau minėjo, kad nori atgaivinti Amerikos ekonomiką per protekcionizmą, bet šį kartą jis eina dar toliau. Pagal šį planą viskas, kas atkeliauja iš užsienio, nuo automobilių iki elektronikos, pabrangs. Jis netgi suteikė šiai svarbiai dienai pavadinimą, kurią jis pavadino išsilaisvinimo diena. Tokios priemonės jau dabar destabilizuoja rinkas, nes investuotojai bijo, kad brangesnės prekės sumažins vartojimą į Jungtinėse Amerikos valstijose, vienoje didžiausių pasaulio rinkų. Tas dar žinoma neįvyko, bet kadangi rinkos visada žiūri į ateitį apie 6-12 mėnesių, tai tokios naujienos smukdo rinkas jau dabar. Nasdaqo indeksas per paskutinius 2 mėnesius smuko apie 15%. Kriptovaliutų rinka irgi kenčia, nes ji dažnai seka rizikingų aktyvų tendencijas. Kai investuotojai bijo, jie traukiasi iš rizikos ir ieško saugesnių variantų. Bet tai dar ne viskas. Trumpas planuoja bombarduoti Iraną, jei šalis nepriims naujo branduolinio susitarimo. Trumpas pasakė, kad jei jie nesudarys sandorio, bus bombardavimas, o Irano lyderiai atkirto, kad atsakys tuo pačiu ir jie jau nusitaikė į Diego Garcia JAV karinę bazę Indijos vandenyne. O X platformoje žmonės pastebi, kad JAV kaupia didelius karinės technikos kiekius artimuosiuose rytuose. Tai ženklas, kad Amerika galimai ruošiasi karui. Karas reikštų chaosą, o rinkos to nežinomumo ir bijo. Ir kai tokia netvarka, muitai, karo grėsmė, ekonomikos nestabilumas, žmonės ieško saugumo. Todėl aukso rinka įrodo geriausius rezultatus šiais metais. Registruoja naujus rekordus beveik kasdien. Ir dabar vienos uncijos kaina jau pasiekė $3150. Tai klasikinis ženklas, kad visi renkasi stabilumą, o ne akcijas ar kripto. Visas šitas scenarius atrodo baisiai nesiginčysiu. Ir tas atsispindi tiek kripto, tiek tradicinėse rinkose. Bet visą laiką yra žodelis bet. Dabar pasižiūrim video segmentą ir po to pratęsim pokalbį apie tai, kas vyksta kripto rinkoje. Well, the problem and the concern I have for the man in the street is that this could be the biggest bull market that they don't get to participate on any meaningful scale on, because they can't afford it. They don't have the stake size. They're having to make a rent check. And this is how, remember, so if the grand design is the hollowing out of the middle, the lower middle, the middle, and the middle upper classes to the super elite, and we've spoken countless times, one of my most popular videos is a 2017 video about the polarization. In other words, there's going to be absolute extremities. There's going to be the serfdom, and there's going to be the absolute ruling classes. And there's a massive hollowing out of the middle. And, there'll be little strands of middle left where once there was a fat, juicy middle class. And the game that goes associated with that is you don't want anybody to make money if you're trying to hollow them out. So you first inflict immense economic hardship on them so that the necessary bull market that has to happen sees minimal participation by individuals, and the corporatocracy is the primary participants and the originators of the token. So the extreme worldly wealthy, the trillionaires of this world, are not going to allow themselves just to be broken down to 10 million because the debt markets are collapsing and they hold all the debt. They have seeded the new system, and they are the big holders in the new system, and they're going to
inflate that as they deflate that. So it'll be directly proportional, and they will be absolutely maintaining and expanding their wealth. And we're going to have a bigger hollowing out of the middle and serfdom as the result. And that's the problem most people facing this crypto bull market will have, is they won't have enough skin in the game. They haven't been making enough cash. They've Gerai, o dabar pasižiūrim, kas vyksta kripto pasaulyje, kol kainos krenta. JAV prekių ateities sandorių prekybos komisija CFTC atšaukė savo rekomendacijas, kurios anksčiau taikė griežtesnius reikalavimus kriptovaliutų išvestinėms finansinėms priemonėms ir jų clearingui. Dabar šios priemonės, tokios kaip Bitcoin ir Ethereum ateities sandoriai, bus traktuojami taip pat kaip tradiciniai derivatyvai, panaikinant papildomus apribojimus biržoms ir clearingo organizacijoms. CFTC tai grindžia kripto rinkos brandumu ir patirtimi, o tai gali paskatinti institucijas dalyvauti šioje rinkoje. Taip pat FDIC naujuoju finansinių institucijų laišku paskelbtu 2025 m. kovo 28 d. panaikino ankstesnį reikalavimą bankams pranešti apie kriptovaliutų veiklas ir leidžia jiems teikti tokias paslaugas kaip kripto saugojimas ar sandorių palengvinimas be išankstinio patvirtinimo. Bankai vis tiek privalo valdyti rizikas tokias kaip rinkos svyravimai ar kibernetinis saugumas pagal esamus standartus. Šis pokytis anot FDIC vadovo Traviso Hilo atspindi atviresnį požiūrį į kripto inovacijas, palyginti su ankstesne atsargia politika ir gali paskatinti daugiau bankų įsitraukti į skaitmeninio aktyvų rinką. Šią tendenciją tęsia ir Larry Finko 2025 m. laiškas investuotojams, paskelbtas BlackRock svetainėje. Jis atspindi jo požiūrį į dabartinę situaciją ir ateities galimybės. Jis pripažįsta didelį klientų ir lyderių nerimą dėl ekonomikos, tačiau ramina, kad kapitalo rinkos per šimtmečius kūrė klestėjimą ir gali padėti įveikti krizės, jei taps prieinamesnės visiems. Finkas iškelia pensijų sistemos problemas dėl senėjančios JAV visuomenės, siūlydamas inovatyvius sprendimus, tokius kaip kūdikių obligacijos ir naują 50-30-20 investicijų modelį, įtraukiant privačius aktyvus. Jis pabrėžia Kinijos energijos ir technologijų pažangą bei įspėja apie JAV dolerio silpnėjimą prieš kriptovaliutas, tokias kaip Bitcoin. Ties šio sakinio aš noriu ir apsistoti, todėl kad žodžiai yra svarbus ir jų pateikimas mums daug ką pasako. Larry Finkas šiame laiške, kalbėdamas apie JAV dolerio dominavimo silpnėjimą, atsargiai renkasi žodžius. Cituoju: JAV dešimtmečiais naudojosi dolerio kaip pasaulio rezervinės valiutos teikiamais privalumais. Tačiau tai nėra garantuota amžinai. Jei JAV nesuvaldys savo skolų, jei deficitas ir toliau augs, Amerika rizikuoja prarasti šią poziciją skaitmeniniams aktyvams, tokiems kaip Bitcoinas. Jis nesako konkrečiai Bitcoinas, o sako skaitmeniniai aktyvai tokie kaip Bitcoinas. Iš šio sakinio galime suprasti, kad jis galvoja apie kitas kriptovaliutas, o ne Bitcoiną. Toliau, šiame laiške jis didelį dėmesį skiria tokenizacijos idėjai, kad ateityje visi aktyvai nuo nekilnojamo turto iki akcijų bus paversti skaitmeniniais žetonais blokų grandinėse. Anot jo, tai pakeis finansų pasaulį, nes sandorių atsiskaitimai, kurie dabar trunka dienas, vyks per kelias sekundės, sumažindami išlaidas ir padidindami efektyvumą. Finkas mato tai kaip neišvengiamą evoliuciją, kur BlackRock jau investuoja per savo technologijas. Pavyzdžiui, Aladdin platformą ir sėkmingą Bitcoin ETF-ą, surinkusi $50 milijardų per metus. Jis tiki, kad tokenizacija ne tik pagreitins rinkas, bet ir pritrauks daugiau žmonių į investavimą, demokratizuodama ekonomiką. Ši vizija jo žodžiais yra nauja investavimo era, kur skaitmeniniai aktyvai ir tradicinės rinkos susilies. Graži vizija
Ir jei sekate šį kanalą, jūs žinote, kad tokenizacija jau prasidėjo. Ir aš dar noriu pabrėžti, kad tokenizacija tokia kaip Larry Finkas ją įsivaizduoja, nėra įmanoma ant Bitcoino blokų grandinės. Bitcoinas nors ir yra kriptovaliutų pionierius, sukurtas labiau kaip vertės saugojimo priemonė, o ne greitų atsiskaitimų ar sudėtingų finansinių operacijų platforma. Jo pervedimų greitis ir mastelis tam tiesiog netinkami. Bet mes žinom, kokia blokų grandinė puikiai tam tinka. Tai yra XRP ledgeris ir Ripple, kurie jau 10 metų specializuojasi būtent šioje srityje. Ripple tikslas realiu laiku vykdomi tarp valstybiniai mokėjimai ir tokenizuoto aktyvų atsiskaitimai, o XRP ledger sukurtas taip, kad operacijos vyktų per 3-5 sekundės už minimalų mokestį. Finkas galbūt sąmoningai vartoja platesnį apibūdinimą, tokie kaip Bitcoinas, nes supranta, kad ateities tokenizacijos lyderiai bus ne Bitcoinas, o tokios platformos kaip Ripple, kurios jau dabar bendradarbiauja su bankais ir finansų institucijomis visame pasaulyje. O kad mano šitie pastebėjimai nėra iš piršto laužti, pažiūrėkite interviu ištrauką, kur LCX biržos, kuri ruošiasi tokenizuoti auksą ir kitus turtus vadovas, kalba apie blokų grandines, kurios būtų tinkamos šiai procedūrai. What would be the future here for you guys if you were to choose now? What I can tell you is it won't be on Ethereum because they need a different settlement layer, which is much faster Gotcha. and probably also offering a hybrid model between private and public disclosures. So if the Bank of America would step in, they don't want to disclose all their transactions like it is on Ethereum. Well, so it will be a hybrid model. There's a blockchain out there. XRP Ledger would be a good one. You could go right there to it. And oh, I like that. Okay, that's all I needed. Dar vienas įdomus sutapimas įvyko šių metų kovo 25 dieną, kai mes gavom pranešimą iš Ripple, kad jie galutinai susitarė su SEC užbaigti bylą. Ta pačią dieną prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomą įsakymą, kuriuo nurodė JAV iždo departamentui modernizuoti mokėjimų sistemą, siekiant sumažinti švaistimą, sukčiavimą ir piknaudžiavimą. Įsakymas numato, kad iki 2025 metų rugsėjo 30 dienos bus atsisakyta popierinių čekių, o visi federaliniai mokėjimai ir pajamos pereis prie elektroninių metodų, tokių kaip tiesioginiai ir realaus laiko pervedimai. Kol Trumpas pasirašinėja vykdomuosius įsakymus, jo šeima neria į kripto rinką. Šių metų balandį paskelbta, kad Trumpo šeima tyliai perėmė kriptovaliutų bendrovės World Liberty kontrolę, įsigydama 75% jos $550 milijonų vertės žetonų. Kaip praneša Cointelegraph, šie žetonai yra neparduodami ir nesuteikia pirkėjams pelno dalies, kas kelia klausimų apie tokios investicijos motyvus. Na, Trumpo šeima turbūt žino tai, ko mes nežinom. Taip pat Erikas Trumpas ir Donald J. Trump Jr. paskelbė apie naują projektą American Bitcoin paleidimą, siekdami tapti didžiausiu Bitcoin kasėjų pasaulyje ir sukurti Bitcoino rezervą. Šis žingsnis, apie kurį pranešė įvairių šaltiniai, įskaitant The New York Times ir Hot 8, su kuria ir bendradarbiauja broliai Trumpui, jie turės 20%, o Hot 8 priklausys 80% šios naujos bendrovės American Bitcoin. Kompanija planuoja valdyti 61 000 kasimų įrenginių. Manau, iš tokių naujienų galime spręsti, kad Trumpo šeima nesijaudina dėl dabartinio kainų svyravimo. Dėl to nesijaudina ir Michael Saylor Strategy. Jie taip pat atliko vieną iš didžiausių pirkinių šiais metais. Strategy įsigijo 22 048 bitkoinus už maždaug $1,92 milijardus, mokėdama apie $87 000 už vieną bitkoiną. Taip pat skaitmeninių aktyvų fondai praėjusią savaitę pritraukė $226 milijonus investicijų, o alternatyvios kriptovaliutos tokios kaip Ethereum, Solana, XRP ir SUI $33 milijonus.
Taigi pagaliau matome įplaukas po 4 savaičių trukusio $1,7 milijardų nutekėjimo. O dabar pažiūrim į M2 pinigų pasiūlos grafiką, kuris labai gražiai rimuojasi su Bitcoino ir kripto rinka. Tik kripto rinka atsilieka 108 dienas šiame grafike, o šiame grafike 77 dienas. Man tiksliau atrodo 108 dienų derinimas, bet čia nėra jokio skirtumo. Esmė tame, kad M2 pinigų pasiūla pramušė rekordinės aukštumas ir tai mums duoda 80% tikimybę, kad kripto taip pat pasieks naujas aukštumas per ateinančius kelis mėnesius. O jei ir prasidės karas, tai tik dar paspartins pinigų spausdinimą ir pinigų pasiūlą. Ir pinigų pasiūla tik kils, nes karai brangiai kainuoja. Na, tai skamba ne kaip žinau, bet mes to pakeisti negalime. O be to, šiais metais Amerika turi perfinansuoti trečdalį savo skolos apie $9 trilijonus. Ir jie to daryti nenori, kaip palūkanos didelės, todėl palūkanos turi nori kristi. O tai yra palanku finansinėms rinkoms, tuo pačiu ir kripto. Bet kol kas artimiausiamis dienomis gali būti dideli svyravimai, ar net iškilti kokia nors didelė krizė, kuri bus kaip pasiteisinimas sumažinti palūkanų normas ir įjungti pinigų printerius. Ir dabar pabaigai dar vienas video segmentas. You've got an ability to create enormous wealth on a distributed basis to all sorts of people who are not included. You know, my personal view is this industry goes from a $2.5 trillion industry today and probably hits about 100 trillion by about 2032 or so. That's just extrapolating the normal adoption curve, not doing anything crazy. That growth from 2.5 trillion to 100 trillion would be the fastest, largest accumulation of wealth in all human history. But for once, it's in the hands of the many. This was a retail revolution. The retail front-ran the institutions. So people have this once-in-a-lifetime chance to be able to invest in this infrastructure layer of the internet and have an ownership of it. And that is incredibly egalitarian and democratic in ways that the financial system has not been. Yes. Taigi šiuo video mes ir užbaigsim šios dienos epizodą. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti kanalą. Ir jeigu patiko šis video, dalinkite šio video su draugais savo socialinėse tinkluose. Tai padės šiam kanalui augti. Spauskite nykštį ir iki pasimatymo kitą kartą.